mitas, kuris labai gajus yra pasiekti dugną. Ir labai dažnai aš irgi girdžiu, tam, kad prasidėtų gijimo procesas, veikimo procesas, reikia pasiekti dugną. Tai ne, dugno pasiekti nereikia. Tikrai nereikia laukti pačių kažkokių tai didžiausių, maksimaliausių negatyvių pasiekmių. Gal būtų klaidinga sakyti, kad iš karto reikia eiti pas terapeutą arba eiti pas psichiatrą. Reiktų atsižvelgti tai, kaip man būnasi su tuo, kaip aš būnu. Gal skamba labai taip aptakiai, bet niekas nepasakys konkrečiai jums, ką jums reikia daryti arba kaip jūs turėtumėte daryti. Iš vienos pusės pokalbis su specialistu jisai padėtų, bet tai nereiškia, kad iš karto reikia griebtis medikamentų ar kažkokią tai ilgalaikę reabilitaciją važiuoti. Priklauso labai individualiai nuo kiekvieno žmogaus situacijos. Ir turbūt pirmas tiesiog pasibandymas galbūt nueiti pas psichologą, gal pas terapeutą, gal pas psichiatrą, tiesiog vienai konsultacijai, pasižiūrėti, pasimatuoti, apie ką man čia yra ir jau tada spręsti žiūrėti.